Gyvenimas pilnas pasirinkimų. Kartais sunkesnių nei galvojame iš pradžių. Nesvarbu, ar esi tik kelio pradžioje, ar vis dar ieškai savo krypties. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras – vieta, kur gimsta rytojaus kūrėjai. Centro sėkmės formulė – sutelkta ir stipri bendruomenė. Inovatyvus mokymosi procesas orientuotas į ateities darbo rinką, o mokymosi aplinką kuriame kartu su visuomenės transformacijomis, siekiant pažangos ir progreso. Tai žinių, technologijų ir praktikos jungtis, kurioje verslas ir švietimas žengia išvien, kurdami tvarios ateities lyderius. Centre dėka stiprios partnerystės su verslu ir rinkos lyderiais. Teorija susilieja su praktika. Čia verslo partnerių patirtis ir mokslas tampa pamatu praktiniams įgūdžiams, kurie vertinami tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje rinkoje. Daugiau nei 30 šiuolaikiškų profesijų dėstomų moderniuose mokymosi erdvėse ir technologiškai aprūpintose laboratorijose atveria galimybes mokytis prisitaikant prie naujų žaliosios transformacijos, žiedinės ekonomikos ir skaitmenizacijos iššūkių, dirbant su pažangiais skaitmeniniais įrankiais. Statybos ir verslo profesijų mokymas. Būsimi baldžiai, apdailininkai ir kompiuterinio projektavimo operatoriai mokosi taikydami šiuolaikinius skaitmeninius įrankius, projektavimo technologijas, pasitelkdami dirbtinį intelektą bei inovatyvius gamybos metodus, leidžiančius teorinės žinias iškart paversti praktiniais įgūdžiais. Sveikatos priežiūros paslaugų skyrius – kelias į prasmingą profesiją. Čia vykdomos kelios veiklos sritys. Pirminis profesinis mokymas, mokymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir profesinė reabilitacija. Visi norintys savo ateitį sieti su medicina gali rinktis paklausias specialybės. Gydomojo masažo specialistas, slaugytojo padėjėjas, paramedikas. Centre veikiantis gimnazijos skyrius – tai erdvė, kurioje jaunimas drąsiai formuoja savo ateities viziją. Sėkmingai įgyję brandos atestatus, mūsų mokiniai drąsiai projektuoja savo ateitį, siekia aukštumų studijose, karjeroje ir gyvenime. Testinio mokymo skyriuje lankstus ir prieinami mokymosi būdai, leidžiantis patogiai derinti mokymasi su darbu ar asmeniniu gyvenimu. Tai galimybė suaugusiems įgyti naują kvalifikaciją, tobulinti jau turimas kompetencijas ar persikvalifikuoti pagal šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Suaugusieji gali rinktis iš daugiau nei 20 paklausių specialybių, tokių kaip kirpėjo, elektriko, suvirintojo, slaugytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo ir daugelio kitų. Logistika ir transportas – varomoji ekonomikos jėga. Transporto skyriuje ruošiami būtent šio sektoriaus profesionalai, nuo motorinių transporto priemonių vairuotojo iki ekspeditoriaus, kurie rengiami vieninteliame vakarų Lietuvoje autodrome, kur praktinius įgūdžius ugdo realiomis sąlygomis. Čia taip pat vyksta vairuotojų visų kategorijų mokymai, 95 kodo ir ADR mokymai, bei autokrautuvų krovimo kranų operatorių mokymai. Kretingos filialas. Čia mokosi ne tik gimnazistai, bet ir jau dirbantys jaunuoliai nuo 16 metų ir suaugusieji norintys įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Pamokos vyksta tiek nuotoliniu, tiek kontaktiniu būdu. Renkate šiuolaikiškas ateities darbo rinkoje vertinamas specialybės, čia galima mokytis ir tapti natūralios kosmetikos gamintojų, virėjų, automatinių sistemų mechatroniku ar apželdintojų. Centre atviros galimybės ir kitų gimnazijų ir progimnazijų mokiniams mokytis profesinių modulių, o bendrojo ugdymo dalykus savo mokykloje. Tai leidžia derinti praktinius įgūdžius su išsilavinimu ir pasiruošti karjerai. Mokiniai aktyviai kuria pokytį aplink save, savanoriaudami, įsitraukdami į bendruomeninės iniciatyvas ir prasmingas veiklas. Jie mokosi ne tik profesijos, bet ir to, ko nemoko vadovėliai – būti atsakingais, rūpestingais, veikliais žmonėmis. Šiuolaikiškas išsilavinimas – tai ne vien teorinės žinios, tai holistinis požiūris į asmeninę transformaciją. Tai ugdymo aplinka, kurioje kiekvienas gali būti pastebėtas, įvertintas, kur visa bendruomenė veikia kaip lygiaverčiai partneriai bendroje augimo kelionėje. Viskas prasideda nuo vidinės pusiausvyros ir geros savijautos.
stiprinant kūną ir mintis naujai įrengtame sporto stadione bei Kretingos filialo sporto salėje. Erdvėse, kuriuose rūpinamasi ne tik žiniomis, bet ir fizinę bei emocinę gerovę. Patogiam ir kokybiškam mokymuisi centras suteikia galimybę apsigyventi moderniame jaukiame bendrabutyje, vos keli žingsniai nuo mokyklos durų. Čia patogi lokacija ir komfortiška aplinka pritaikyta derinti mokymasi su poilsiu. Kasmet centre formaliame mokyme mokosi virš 2,5 tūkstančio jaunimo ir suaugusiųjų, o neformalaus suaugusiųjų švietimo mokymus renkasi daugiau kaip 6 tūkstančiai klientų. Skirtingos asmenybės, skirtingi keliai, o visus juos jungia vienas tikslas – tvirtas pagrindas ateičiai. Šiandien profesinis mokymas – tai ne kompromisas, tai pasirinkimas. Pasirinkimas mokytis, tobulėti, įgyti realias kompetencijas ir tapti paklausiu darbo rinkos specialistu. Mokykis, tobulėk ir dirbk. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre.